toks žmogaus kaip ir iššūkis ir tau reikia nugalėti, tau reikia veikti šitą iššūkį ir kad parodyt, kad viskas įmanoma. Dažniausia šitie iššūkiai skiriami būtent aukojimui, kad padėt atkreipti dėmesį būtent tų žmonių, kurie dabar pergyvena gyvenimo iššūkius. Viskas labai paprastai, pats esu ankstukas, mano jaunesnysis sūnus irgi yra ankstukas, todėl kai aš rinkausi ir norėjau priduoti prasmę šitam projektui, tai aš pasirinkau būtent ankstukas. Savo istorijos, kaip aš atsiradau, man mama daug pasakojo, tai irgi praėjo daug labai tų gyvenimiškų iššūkių, o pats niekada nenuleist rankų, visada tikėt tik tai visko ko geriausio, visada žinot, kad viskas bus tikrai labai gerai ir tikėt žmonėm ir tikėt daktarais.